ta prieš istoriją, iš tikrųjų noriu papasakoti, kad priėjus prie tos patirties savo draugės istorijos norėsiu pasidalinti. Tai mano vaikai 5 metų ir 1,5 metukų sirgo nuolat ir aš dirbau banke, išėjau į dekreto atostogas ir draugė sėdi gale, su kuria pradėjom iš tikrųjų vartoti šitos produktus ir man po kelių dienų vaikų kosulys temperatūra dingo. Tai aš galvoju, kažkas veikia. Jeigu mes sūnui nuo 3 mėnesių pradėjom duoti antibiotikus ir į mėnesį būdavo po kelis antibiotikus pasikartodavo, tai niekaip neišspręsdavom problemų ir vis laik gydytojas sakydavo, stiprinkit imuninę sistemą. Nu kuom stiprinti, ar ne? Nors ir savo naminį maistą iš tikrųjų gaminamės. Tai buvo jam sūnui prirašyti vaistai, imunoglobulatoriai, kurie stiprina imuninę sistemą. Bet tai yra vaistas ir tų rezultatų mes neturėjom. Tai kada pasiūlė apie šitą galimybę, atėjau į panašų seminarą, irgi vedė bibliotekoje, žinok. Ir medikė kilnojo kiekvieną buteliuką ir kas man buvo aišku, kad tai iš maisto uogų, vaisių ir daržovių. Ir aš realiai suprantu, kad nei 5 metų mano vaikas, sūnus, nei 1,5 metų mano dukra nesuvalgo to, ką iš tikrųjų reikia. Kažkas paprikos nevalgo, kažkas pomidoro nevalgo, vienas agurką nerenkasi. Tai va, ir aš pasakiau ne iš karto, kad taip. Pasakiau, gal kada nors, kai vaikai susirgs. Po 2 savaičių iš tikrųjų skambinau draugiai, žinok, duok pabandyti kapsulėm, noriu pabandyti, nes ar taip, sakau, aš eisiu vaistinę ir vėl išleisiu pinigus ant vaistų. Ir rezultatai buvo 5 dienas, kada mes turėjom, neliko nei temperatūros, nei kosulio. Tada man pačiai kilo klausimas, tada kas įvyko ir kodėl taip greitai gydytojas skambino, žinokit, patikrinkit plaučius, kažkas čia sako, ką jūs darėt, sakau, tai yra iš maisto, uogų, vaisių ir daržovių papildus. Išžiūrė, sako, tai reiškia sustiprinot imuninę sistemą. Man reiškia to ir reikia. Ir tada labai drąsiai iš tikrųjų pradėjau dalintis, nepasitikėdamas savim, buvau labai nedrąsi, bet papildai, žinokit, ir šitą kompaniją, tai 100% galėjau iš tikrųjų garantuoti, nes labai daug atėjo stiprių istorijų. Ir viena iš istorijų tai yra Dianos iš Mažeikių sūnėno ir tada buvo mano draugės. Iš tikrųjų buvo vasara, kada mes važiavom į Vilnių, į svečius ir jis turėjo pasidaryti mergytę, tada buvo 5 mėnesių, kada atvažiavom aplankyti ir vasaros metu jinai guli vežimėlį ir koščia. Tu toks kaip šuniuko lojimas. Žinai ką, sakau, aš turiu flavonoidų, sakau, įtrinam į vandenuką, aš sakau, tu jai suduok. Gerai, sako, aš pabandysiu ir mes tada išvykom, jinai sako, žinok, noriu dukrai vaikiškų vitaminų, nes sako, irgi iki pat 5 metų ta dukra pastoviai būdavo bronchinės astmos priepuoliai ir kosulė didžiuliai. Ir taip, aš išsiunčiu ją į vitaminus ir rudenį gaunu žinutę, sako, padėk, sako, nežinau ką daryti, esam labai sudėtingoj situacijoj. Tai tai mergytei, kada gimė, ant galvos pradėjo augti kraujagysliniai tokie dariniai, jie skaitomi hemangiomos ar kaip kitaip. Tai tam, kad šituos guzus nebeaugintų, yra daroma lazerinė procedūra. Kirsti kraujagyslės. Ir tai gerai, kad Vilnius, aš sakau, buvo padaryti išsamus kraujo tyrimai ir baltųjų kraujo kūnelių buvo 0. Tikrai, kas esate skaitę ar ne, ar kas esate daręsis tyrimų, žinot ar ne, už ką atsakingi. Tai yra imuninės sistemos ląstelės. Koks buvo pasiūlymas, tai mergaitai, tada buvo imami kaulų čiulpų tyrimas ir buvo nustatytas stiprus hormoninis sutrikimas onkologiniam ligoniniai. Tėvai šoke, išrašyti hormoniniai prednizolonas vaistai, 8 mėnesių mergaitai buvo 4 ar 5 tabletės skiriamos vartoti. Ir buvo sakoma, jeigu nesuduosit vaistų, tada leisim tada prednizoloną, o jeigu šitas gydymas nepadės, tada guldom į ligoninę ir kažkoks eksperimentinis gydymas, kuris tada tuo metu 2000 litų kainavo. Ir jis sako, tai imam tą 3 variantą, ne, sako, bandom šituo. Ir žinai, aš sakau, tu žinai, koks gali būti šalutinis poveikis šito vaisto, imk tą 10 dienų ir duok maistinės medžiagos, tai vis tiek vaikas tai valgo.
košytės ir jinai sako, gerai, nes ją buvo tiek prigąsdinę, jeigu sukils temperatūra ar pasigauna virusą, jie turi važiuoti ne į ligoninę, o iš tikrųjų iškart į reanimaciją, nes jie nežinojo, kaip tai gydyti. Ir rezultatai jinai paima visus produktus ir tikrai vartoja po 7-6 vienetus iš kiekvieno buteliuko. Ir, sakysit, sunku suduoti, ar ne, nes tai yra leliukas praktiškai, ar ne, dar net metų neturinti. Ir kai nori viskas sugalvoja, žinokit, ir karotenoidus į košę mirkydavo, kad sugrinktų kapsulę. Beta-gardis tada buvo beta-G, beta-gardis buvo neskanus, tai trindavo jinai su kamamalė, maišydavo, žinokit, į šokoladinį saldainį, kad tik suduoti. Ir po 10 dienų buvo padaryti tyrimai, po kablelio atsiranda skaičiai, padidėja. Jie labai nedideli ir jinai sako, matau, kad vyksta kažkas. Taip sakau, tas 10 dienų tai nėra, kad taip viskas susitvarkys. Tai žinokit, rezultate yra 15 metų mergaitė, yra sveika, jinai jau 6 metų gulėjo į mokyklą, jos intelektas jinai labai yra sumani, jinai šoka baletą šiandieną. Ir kada tėvai būdavo pasigaudavo kažkokį virusą, tai sako, šitas kai ir kareivis, sako, ir į mokyklą eina, ir neserga. Tai irgi buvo tas covidas, ar ne, tai šeimyna irgi buvo iškrita, jinai yra sveikiausia. Tai jie iš tikrųjų vartoja beta-gardą, tai iš tikrųjų kiekvieną dieną. Tai yra džiugi iš tikrųjų jos istorija, jos patirtis, dėl to, kad organizmas įsijungia dirbti. Nes kiekviena ląstelė mūsų turi gauti to maisto, pritrūko, ne, kažko ir rezultatai kas būtų buvę. Tai va, tai labai iš tikrųjų džiaugiuosi jos pasirinkimu ir iš tikrųjų dėkoja ir kada nors ir video vaizdu galėsiu pasidalinti. Tai jai nebuvo lengva, žinot, kai pradedi kažką daryti tau, kad tu nepažįsti ar ne. Tai aplinka jos nepalaikė, vyras nepalaikė ir visi galvoja, kad kažką daro ne taip, nors ir mato, kad viskas gerai. Tai žinokit, niekada nepasiduokit, darydami kažką ar ne, tai klauskit to, kas iš tikrųjų turi tą patirtį. Ir šiandien iš tikrųjų labai smagu, kad mes galim kiekvieną praktiškai paklausti ar ne, ir iš kiekvieno mes gausim atsakymą. Tai va, kitam kartui paliksim daugiau.